Labas vakaras, aš esu Simona, o aš esu Brigita. Mes esame studentų atstovybės narės ir šiandieną jums norėtume pristatyti jau 12 metus vykstantį renginį Kauno kolegijos dienos, kurio metu galėsite išvysti. Pats pirmas renginys – konferencija, kurios tema kaip ir Kauno kolegijos dienų – verslumas. Sekantis renginys yra bendrabučio varžytuvės – barakijada, beveik kaip olimpiada. Čia varžysis patys sumaniausi, stipriausi ir šauniausi bendrabučių gyventojai. Ei, o žinai, kas vyks per karjeros dienas? Taip, tikrai žinau. Karjeros dienų metu bus pakviesti verslininkai, kurie pasakos savo sėkmės paslaptis. Taip, galbūt ir atsiras jums vieta jų firmose. Bus mokoma, kaip teisingai rašyti CV ir save pateikti darbdaviui. Jeigu tu esi išskirtinis ir turi kažką parodyti, būtinai turi sudalyvauti talentų banke. Na, mokiniams esame paruošę taip pat ypatingą programą. Justino Vienožinskio menų fakultetas siūlo apsilankyti kūrybinėse dirbtuvėse workshop, o 11-12 klasių mokiniams siūlome užčiuopti Kauno kolegijos pulsą. Taip pat nepamirškime ir sporto. Įvyks krepšinio varžybos tarp administracijos ir KKSA. Šauniausia ir šauniausia rinksime Kauno kolegijos veido rinkimuose. Taip pat vyks dar vienas renginys – kinas. Todėl neužmiršk pasiimti su savimi draugų ir jį būtinai nueiti. Na, o dėstytojams, mūsų geriausiams, sugalvojame šiokį tokių apdovanojimų, prie kurių jūs esate prisidėję. Taip pat bus ir vainikuojamasis renginys KGD Klaus, kuris vyks Zero klube, tad kviečiame visus.